Aš manau, kad Europos tvirtovės turi būti atviros sienos ir negali būti jokių žoliapjovių. Ir manau, kad Europos rinkimai, kuriuos renkėsi tu, turi nuspręsti, kad Europa turi būti tvirta, bet turi būti ir atviros sienos, kad žmonės galėtų keliauti, nebūti suvaržyti. Atviros sienos, todėl lietuviai gali išvažiuoti kur tik nori be jokių vizų ir jie labai smarkiai migruoja į visokias patrauklesnes šalis. Ir jeigu Lietuvoje būtų geresnis gyvenimas, nebūtų migracijos ir tada Lietuvoje būtų daugiau žmonių, daugiau darbo vietų ir visi gyventų. Europos parlamentas galėtų finansuoti mokslus. Ko palinkėtumėte Europai? Europai linkiu daugiau optimizmo, geros nuotaikos, o ypač išgyventi šitą žiaurią krizę. Ir ypatingai norėčiau pastebėti, kad Lietuvoje trūksta dviračių takų. Ir apskritai jų mažai yra. Sveiki. Taigi aš manau, kad kokius degalus turėtų naudoti automobiliai, tai atsakymas į šį klausimą būtų toks. Automobiliai turėtų naudoti švarius degalus, tai yra, kurie neteštų gamtos, jeigu išsilietų ir panašiai. Taigi aš manau, kad tikrai turėtų naudoti gerus degalus ir neblogus. Kad Lietuvos vyriausybė ir Seimas turėtų pagalvoti apie jaunimą, nes labai daug jaunimo išvažiuoja mokytis, studijuoti užsienį ir dauguma iš jų ten pasilieka. Ir, pavyzdžiui, aš turiu sūnų studentą, kuris studijuoja Anglijoje ir aš su juo pasikalbu ir prašau, kad po studijos jis turėtų. Diskusijoje, interpretacijoje laisvo pobūdžio apie atviras sienas, apie Europos Sąjungą. Ir tiesiog taip eksprotu norėčiau pasakyti, kad štai yra apsisprendimas, ar būtų atviros sienos ar uždaros. Aš manau, kad jas reikia padaryti iš viso kartoninės ar netgi nematomas tiesiog. Dabar aš turiu kalbėti. Atviros sienos tai yra gerai. Iš dalies. Bet iš dalies yra galbūt ne taip gerai, nes didesnė tikimybė pervežti kažkokius tai narkotikus, kontrabandą. Ir tuo žmonės gali piktnaudžiauti tom atvirom sienom. Būtų geriau, jeigu užduotumėte kokį nors tiesų klausimą, bet aš manau, kad mes turėtume judėti laisvai, bet kur. Tiek. Apsiteilinai. Šitą nerodai, kaip žinai. Jos nusiteikia labai daug galimybių. Jo, ne, aš kalbu. Atviros sienos yra fainai, nes, ta prasme, gali pavalyti. Gali keliauti iš vienos šalies į kitą. Ir tai yra labai gerai, nes va, tu gali laisviau jaustis. Jo, žiūrėk. Lietuvoje toj nebeliks lietuvių. Ir atviros sienos patogu keliaujant, tačiau norint išlaikyti Lietuvą tokią, kokia ji buvo prieš kelis metus, reikėtų šiek tiek riboti lietuvių išvykimą ir mokslo ir panašiai. Ir norėčiau prieš savo linkėjimus nuomonę europarlamentarus. Norėčiau, kad jūs sukurtumėte tokias sąlygas, kad Lietuvos jaunimui nereikėtų emigruoti į kitas Europos Sąjungos šalis ir kad jie gautų tokias pats sąlygas, kaip kad gauna Anglijoje, ir kad galėtų kurti ir gerinti Lietuvos gerbūvį savo šeimai ir visiems kitiems Lietuvos gyventojams. Ačiū. Europa tvirtovė? Ką tai reiškia? Visiška tvirtovė, bet sužlugus. Jeigu mes tikime Europos vienybės idėją, tai nesąmonė, absurdas. Europos Sąjunga bando gaminti kažkokį viduramžinį feodalinį modelį. Nebėra universalios jėgos. Savo privalumų turi ir trūkumų. Privalumas tas, kad nereikia paprastiems piliečiams jokių dokumentų tvarkyti, nieko rūpesčio, kad narkotikai ir visi kiti taip pat gyvena be jokių muitų. Tiek. Šiais laikais labai aktuali tema yra apie migraciją. Manau, kad apie migraciją turėtų daugiau rūpintis valdžia, nes šiais laikais labai aktualu jaunimo emigracija, kurie išvažiuoja į kitas užsienio šalis, mokėdami kitas kalbas, kurie labai